Senas mūsų šis gyvenimas, ilgom kartom nuvaikščioti laukai ir smilčių kopos. Kiekviena žemės pėda čia alsuoja dar tėvais. Iš tų pačių laukų jie kasdavo auksinį smėlį, rideno akmenis iš tų pačių krantų. Ir kai sugrįžę po darbų susėsdavo prie vakarienės, kalbėdavo kiekvienas stalas, senas indas. Jie prisimindavo, kaip jūržolėmis tręšdavo smėlėtą dirvą, kaip brisdavo į gožas ieškoti gintaro tarp akmenų, kaip vyrai paskui žuvį toli ledu nueidavo į jūrą, kaip laukė moterys prie lopšio, liūdnas linguodamos dainas. Sugrįžta proseniai, visi, mylėti ir nutolę, į tuos namus, kuriuos kadais paliko, į tas tėvų dainas, kurios neišdainuotos liko. Sako, jūrių marių gelmėje taip pat yra mūrai, vieškeliai, miškai ir žmonės. Tik viskas daug gražesni. O gal tai miela tėviškėlė vandenį taip gražiai atsispindi. Į Karklės kiemą, kur išvydau pasaulį, tiek te buvo žmonių, kad jie visi tilpo vienam dideliam kambarį. Grėtė, Marta, Dovas ir Mikelis, Trautė, Ema, Valteris, Enzys, Kristups, Erna, Vilius ir Anikė, Jurgis, Martins, Mėta, Andė, Gerda. Jie man buvo visas pasaulis. O ką tada iš jų išmokau ir šiandien su savimi nešioju. Aš nusieičiau į Klaipėdos ant
žaliųjų šanecelių, ant žaliųjų šanecelių. Čion aš išmokčiau gudriai kalbėti, gražiai pasišnekėti, gražiai pasišnekėti. Mane mažą mamatė rado upelyje. Žiūri, atplaukia baltas luotelis. Tam luotelį lėlelė. Labai aš jau mamatei patikau. Sugavo ir parsinešė. Tuokart kiti mūsų namų kūdikėliai vis dar pas dievulį vištyčius ganė. Po gerų metų upeliu atplaukė brolatis, po tam ir mylimos sesikės. Tik mažąją Gretikę tėtatis joninių rytą rado lelijos žiede, Kalotės ežere.
kam žuvų, šiūri marelį pirkite žuvų, kam žuvų, šiūri marelį pirkite žuvų, kam žuvų, šiūri marelį pirkite žuvų, kam žuvų. Kiocei, tečkom vaikus, kiocei. Šimtarašės juostos, dėl mergikių, dėl berniukų ir mažų vaikiukų. Bumbulai, vilnoniai bumbulai ir tumpinės ir žekės ir spalvotos visokios. Puikios ir mergikės, dėl jaunų mergikių. Klaipėdos duona, ruginė kvietė. Bučiai negiams devinakiams. Žvakės ir tarnaknotai. Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio, dėmesio! Lietuviška Zeitunga rašo, kad šiandien į Jomarką bernyčius parduos. Mergikės, rinkitės! Mergužėlės pasdabokit, jaunas bernytis, patogus ant veidelio, vidutinio mokslo, bet blaivus. Ieško gyvenimo draugės, siųskit laiškus su fotografija ir biografija. Jaunekis, gali 50 metų amžiaus. Tarnaujas trobas, bažnytkaimė prie turgaus. Eiška, jaunos mergelėkės. Ateksi našlė, dėlė tik bagota. Padarios išvaizdos. Vyriškis. Turis nieko savo kategoriją. Ieško vedybinės laimės. Turi būti prasimokslinus, pastovi ir piniguota, nes aš pats toks. Dėmesio. Mano žmonai, Petronėliai, Kibelkšnis, prašom, nieko. Neduoti ir neskolinti. Bona pikta valia mane apleido. Ir aš už nieką nesakau. Nepažįstamoji. Laiškelį susivėlino. Lauksiu jūsų toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku. Pažinsiu jūs iš mažo ridikiulio ir didelių akių.